pergudrauti sukčių. Laidą Pergudrauti sukčių remia Medijų rėmimo fondas. Sveiki, bičiulės ir bičiuliai, čia laida Pergudrauti sukčių ir šiandien mėginsim suprasti geriau jums padėti visą šitą sukčiavimo fenomeną su žmogumi, kuris, tokiais akademiniais interesais šiuo atveju rašo magistrinį darbą apie sukčiavimą, studijuoja Vilniaus universitete ir magistrinis darbas susijęs su taikomąja ir teorinė kriminologija. Greta Sakalauskaitė su mumis, studentė, magistrantė. Sveiki, Greta. Sveiki visi. Turbūt jau parašėt magistrinį, galvoju, pagal laiką jau turėtumėt greitai gintis jį. Taip, jau į pabaigą viskas. Greta, pradėkim nuo pradžių, vis dėlto apie ką jūsų darbas, kokį reiškinį konkrečiai jūs nagrinėjot jame? Taip, tai galbūt pradėsiu netgi nuo praeitos vasaros kažkaip, kada ir gimė ta visa idėja būtent domėtis investiciniu sukčiavimu. Kadangi pradėjau pastebėti tiesiog viešojoje erdvėje straipsnius, kurie ten sako, daug kas nukenčia nuo investicinio sukčiavimo. Ir tada kažkaip pradėjau pati ieškotis ir pastebėdavau netgi socialinėse platformose, kur žmonės patys rašo, kad susidūriau ar kažkas susidūrė. Ir mane tai labai sudomino. Ir aš tada pradėjau ieškotis, kiek plačiai šis reiškinys yra ištirtas. Investicinis sukčiavimas, kai tave kviečia investuoti tave. Taip, investicinis sukčiavimas tai ir pagrindiniai yra tokia sukčiavimo forma, kai asmenys ar organizacijos apgaulės būdu, dažnai žadant nepagrįstai didelį pelną, yra skatinami perduoti savo lėšas tariamai investiciniai veiklai, kuri nėra grindžiama realia ekonominė ir finansinė veikla. Tai dažniausiai būna fiktyvios platformos, kur tu matai, kaip kyla skaičiai, bet realiai jokios teisėtos veiklos nėra vykdoma. Tai būtent tada ir susidomėjau ir pasižiūrėjau, kad tai yra tikrai mažai nagrinėtas reiškinys. Lietuvoje apskritai neradau jokių tyrimų susijusių su tuo. Tai pamaniau, kad tai būtų ne tik aktualu, man labai įdomu. Tai tada ir gimė ta visa idėja. Ir tuomet pradėjau dar labiau domėtis ir pagalvojau, kad labai norėčiau atlikti būtent kokybinį tyrimą, kadangi, kaip ir sakiau, tai nėra nagrinėta labai plačiai problema, o kokybiniai tyrimai leidžia būtent išnagrinėti reiškinį, būnant kuo arčiau tų žmonių, kurie jį patyrė. Darėt interviu kokybinius, tiesiog susitikot su žmonėmis ir bandėt į jų galvas įlysti ir geriau suprasti, kodėl jie vieną ar kitą sprendimą darė ir kaip ten viskas vyko. Taip, trumpai tariant, tai tikrai taip ir buvo. Aš dariau pusiau struktūruotus interviu ir iš pradžių susidūriau su tokia problema, kad tikrai tai yra žmonės, kurie nenori tuo dalintis. Ir labai yra sunku būtent surasti žmonių, kurie tikrai norėtų savo patirtimi pasidalinti, nes tikrai... Gėda žmonėm, aš dabar galvoju. Tai dažniausiai tikrai būna labai didelės sumos pinigų prarastos ir pripažinti tiek savo kartais yra sunku, kad tu galėjai pakliūti tas sukčių pinklės ir tada atsiverti kitiems, kad tave galbūt nežinau, nes iš tikrųjų Lietuvoje dar vis vyrauja tas aukos kaltinimo diskursas, kur, pavyzdžiui, finansiniai nusikaltimai visi sako, taigi tu pati idėjai, tu pats ten pervedėjai, tai iš tikrųjų, tiesiog žmonės tiek, kaip jūs sako, tiek gėda, tiek baimė, kad tave tiesiog pasmerks. Kad galbūt ar bendruomenė tave kažkaip pats, atstumimo turbūt čia tokia baimė, psichologinė baimė, kur bendruomenė tave kažkaip sugėdyt pradės ten, kažkokių nevykėlių pradės laikyti. Ir tas yra turbūt psichologiškai gana stipru, tai paaiškina, kad žmonės nenori kalbėtis, ką jūs sako tiesiai, kad tai žmogaus erdvė yra sudėtinga ir prakalbinti jį. Bet jums pavyko, Greta, suprantu, kad jums pavyko tą padaryti. Tai taip, aš pakalbėjau su 11 asmenų iš viso, sunkiai surastų, bet labai džiaugiuosi. O kaip beje radot? Čia buvo labai ilgas procesas, tai aš pasitelkiau visus įmanomus būdus, tai turbūt išanalizavau visas socialinės platformas, tai aš tiesiog ėjau, pavyzdžiui, per grupės, kur, tarkim, yra teikiama nemokama ten teisinė pagalba, ir aš tiesiog ieškojau žmonių, kurie arba patys, tarkim, deda įrašus, kuriuose pasipasakoja, kad susidūriau, ieško pagalbos.
Tada, pavyzdžiui, žiūriu komentarus, kur kažkokie žmonės dalinasi, kad aš irgi susidūriau, parašykit man. Ir tada aš taip ieškodama Rašė tų tiesiog, žmonių, sakėt, jam kad rašydavau privačiai. Taip, ir aš rašydavau privačiai ir aš paaiškindavau, kad tai yra mažai nagrinėta problema ir jūsų tas pasidalijimas visai labai daug reiškia. Nes, pavyzdžiui, ir tyrimo metu, tarkim, kalbant su žmonėmis, kurie prarado tikrai didelės sumas, jie patys ir sakė, kad reikia eiti ir dalintis. Nes jeigu mes nesidalinam, mes net neįsivaizduojam, kiek daug žmonių su tuo susiduria. O kokias sumas prarado, kad klausytojai mūsų įsivaizduotų, apie kokias sumas mes prarastas kalbam čia, kiek tie žmonės prarado? Labai įvairiai. Tai labai priklauso nuo to, kaip greitai tu pats pastebi, kad tai galimai yra sukčiavimas, kiek ilgai tu tam investavime būni, bet sumos vyrauja įvairios. Tarkim, mano tyrimo dalyviai įsireiškia, kad kai kurie prarado daugiau negu 30 000 eurų. Tai yra tikrai nemaža suma ir ypač kalbant apie vyresnio amžiaus asmenis, kurie jau galbūt išėjo į pensiją ir jau nebedirba ir jie praranda tikrai didelius pinigus, taip pat įtraukia kitus artimuosius, nes tikrai dauguma žmonių jie ima paskolas. Ir tuomet, būnant vyresniam amžiui, tu prarandi tiek daug pinigų ir tu net nežinai, ko imtis. Nes tiesiog ir sako žmonės... Taip. Aha, pabaikit mintį, atsiprašau, įdomiai pasakot labai. Tiesiog sako žmonės, kad tu dabar, tarkim, išėjęs į pensiją ir tu vėl turi įdirbti, nes tu iš kažkur turi atiduotas paskolas. Siaubingos tokios patirtis. Kaip žmonės susiviliodavo, ką jie sako, kaip jie į šitą visą duobę įkrisdavo sukčiavimo? Tai tyrimo metu aš užklausdavau dažniausiai, kaip jūs gavo tą pasiūlymą visų pirma. Tai daugiausia atveju yra, kad tiesiog socialinėse platformose žmonės pastebi kažkokius įrašus apie tai, kad kviečiam čia užsidirbti, yra žadama labai greit užsidirbti, kad tai bus labai daug pinigų per trumpą laiką. Ir didelė dalis tyrimo dalyvių gavo pasiūlymus iš savo artimos aplinkos. Tai ypač yra aktualu būtent, kaip sakyti, tie žmonės, kurie dalyvauja piramidės schemose. Piramidės principų veikiančios schemose. Draugai, artimieji tave, žinot, už kažkokį galbūt netgi procentą tave įtraukia į tą piramidę. Įtraukia, taip. Nes tose platformose yra naudojamos įvairios skatinimo priemonės, kur tu pritraukia žmonių, gali gauti žymiai didesnį pelną, tau duodamas kažkoks procentas papildomas ir tu faktas, kad tada norėsi žymiai daugiau tų žmonių pritraukti. Ir tas, pavyzdžiui, noras susidirbti yra kaip ir pagrindinis toks veiksnys, dėl ko žmonės įsitraukia, bet tai yra begalė ir kitų veiksnių. Tai, pavyzdžiui, yra skatinimas, spaudimas iš artimųjų. Kad man labai dabar gerai sekasi, įeik ir tu paskui gailėsis, kad neįėjai į tą platformą ir panašiai. Tuomet būna netgi matymas, kaip gerai kiti gyvena. Kai tu pagalvoji, kad jie dirba kažkokį darbą, bet gyvena žymiai geriau negu pagal savo pajamas. Tai tada irgi toks atrodo, kad jeigu jisai taip gali, tai kodėl aš negaliu. Taip, tada tu taip nori. Ir gal tokie pagrindiniai, manau, dalykai, tai toks iš artimųjų, kadangi tu pasitiki tuo žmogum, kas tau pasiūlo, tai tu kažkaip neabejoji, kas jisai tau sako. Ir tikrai tos piramidės schemos yra to apgaulingos, kad tu iš pradžių net nepajusi, kad tai yra kažkokia schema, kol galiausiai tiesiog nebus žmonių, kurie įneštų tuos pinigus. Nes piramidės schema tai ir veikia tuo principu, kad pirmieji investuotojai gauna pinigus iš vėliau atėjusių žmonių. Tai kol tos lėšos yra įnešamos, tai tol ir vystosi tas visas sukčiavimas. Bet kai ateina ta riba, kada žmonės pradeda įsimdinėti tuos pinigus arba nebeeiti į tą platformą, jinai žlunga. Tai gali netgi netrumpą laiką, kol visa ta grandinė veikia, sakot. Taip, tai yra tyrimo dalyviai, kurie ir pasidalino labai įvairiai dalyvavo, tai, pavyzdžiui, kai kurie ir pusę metų, kai kurie ir ilgiau, kai kurie, pavyzdžiui, tik įnešė lėšas ir iš karto žlugo tos platformos, tai tikrai labai įvairiai būna.
O dabar žiūrėkit, Greta, mes priminsiu klausytam, kalbam su Greta, kuri nagrinėja sukčiavimą, investicinį sukčiavimą, apie tas visas manipulacijos schemas pradeda mum pasakot apie tai, kaipgi žmonės įsitraukia. Motyvai aišku, žmogus nori greit paturtėti, žiūri, kaimynas gerai gyvena ir jam norisi, viskas čia taip logiškai suprantama, paaiškinama ir ant to kabliuko kažkur, ypač sakot, artimieji tave įtraukia į tą piramidę ir tu pradedi tada įnešęs kažkaip pinigų, tu matai tuos procentus, kaip tie pinigai, kaip tas organizatorius šitos sukčiavimo schemos tau parodo, kad tu jau čia tuoj milijonierius būsi. Iš tikrųjų labai geras klausimas, nes jie veikia labai organizuotai. Tai yra pasitelkiama labai daug veikimo būdų, kurie būtent sukurtų tą pasitikėjimo jausmą. Tai pavyzdžiui, yra labai daug bendraujama su žmonėmis. Tai tarkim, piramidės schemos atveju tai yra bendravimo platformos, kuriams dažniausiai naudojamas yra Telegram, kurios yra mažiau saugios ir kur galima sukurti tikrai didelę grupę žmonių. Tai tarkim, siunčiamos motyvacinės žinutės. Ir netgi vienas tyrimo dalyvis, labai gerai atsimenu jo pasisakymą, kad sako, jie siunčia, kad jūs čia nesat žema grandis, jūs čia turit mes visus darbus, jūs čia esate išrinktieji, kurie turi vos ne vaisius nuskint. Tai yra tiesiog tokios žinutės, kur tave motyvuoja kuo daugiau investuoti ir kuo greičiau. Ir tarkim, netgi kitų tyrimo dalyvių pasisakymais, kurie tuos pasiūlymus tiesiog gavo skambutį, kur paskambino rusiškai kalbantis asmuo ir suviliojo juos investuoti. Ir tie žmonės, jie labai dažnai skambina. Ir sako, aš netgi paskui galvoju, kodėl man taip dažnai. Ir jie netgi pasakoja ne tik apie investicijas, jie pasakoja apie šeimą. Kad vos net tampa jų draugu. Susidraugauja, labai artimas santykis sukūrė su tuo žmogum ir tada labai aukštą pasitikėjimą įgyja jo. Taip. Tada labai didelis pasitikėjimas būna. Taip pat dar vienas dalykas, kad labai gerai atrodo tos platformos iš tikrųjų, nes tu įėjęs į tą platformą ir, tarkim, anksčiau neinvestavęs, tu tikrai nesuprasi, kad ten kažkas negerai. Nes kaip ir minėjau, tu matai, kaip viskas ten kainos kyla, ten jos vyruoja, savo sąskaitoje toj fiktyvioj matai tuos pinigus, kaip jie didėja. Ir tu paskui, tu net gali, kaip sakyt, užsimerkti prieš tuos požymus, kurie rodo, kad galbūt tai yra sukčiavimas. Skaičiukus tu matai, realiai keičiasi, auga ir tave tas užliuliuoja, kad viskas čia puikiai, tau klostosi. Taip. Ir iš tikrųjų, šiaip dažniausiai žmonės, kada patikė, kad tai galbūt, kada įtiki tą platformą, tai yra, kada jiems yra leidžiama galimybė nusijimti dalį pinigų. Tai čia būna dažniausiai pačioj pradžioj, kad jie kažkiek ten tariamai uždirba ir tada jiem leidžiama nusijimti ten dalį. Tai dažniausiai būna labai maža suma palyginus tiek, kiek tu įnešiai, bet tada jie sako, taip, jeigu vieną kartą leido, tai kodėl man nereis kitą kartą nusijimti pinigų. Tai čia ir būna dažniausiai ta riba, kada žmonės pradeda tiesiog sukčiai leidžia šiek tiek pačiupinėti žmonėms pinigus grinus. Pradžioj, kaip sako, duoda nedidelę sumą, pajust, kad čia tikrai viskas tvarkoja, kad tu uždirbai ir gavai pinigus. Taip. Greta, dabar, vis tiek, sakėt, tas momentas, kai žmonės griūna visą piramidę, kai pradeda norėti nusimtų pinigų, turbūt ir tada mato, kad viskas čia baltais siūlais. Tai papasakokit truputėlį apie tai, kaip žmonės jum pasakojo, tie 11 žmonių, kurie patyrė sukčiavimą, kokiu metu jie suprato, kad čia kažkas ne taip. Tai dažniausiai yra suprantama tada, tarkim, piramidės schemos atveju, tai tu pradedi tiesiog matyti žinutės kitų asmenų, kurie bando nusijimti ir jiem nepavyksta. Nes ten vis viena, tarkim, yra kažkokie terminai padaryti, kad ten per 3-5 darbo dienas, kada tie pinigai persiunčiami, bet tu matai, kad už tie terminai prailgėja ir vis atidėliojama. Tada prasideda tarsi inicijuojamas kažkokios patikros ir sako, dabar visi pinigai yra užšaldomi. Tai tiesiog prasideda tokie, kaip sakyt, tiesiog tu negali nusiimti pinigų, tu girdi, kaip kiti negali nusiimti pinigų. O pavyzdžiui, kitų tyrimų dalyvių atveju, kuomet jiem paskambino tas rusiškai kalbantis asmuo,
tai jie tiesiog patys paprašo, ar jūs galite man persiųsti dalį pinigų. Ir tada prasideda visokie kabliukai, kur ten, tarkim, dabar negalim, dabar vyksta kažkokie procesai, turi būti patikrinimas tų pinigų. Taip pat dar vienas irgi toks įdomus dalykas, kad ta tyrimo dalyvė, jinai paprašė, kad jai persiųstų dalį pinigų, bet sako, aš noriu pamatyti, kad tai ateina iš jūsų firmos, kad tai jūsų firma man persiunčia. Ir jinai gavo tos pinigus, bet mato, kad būtent pervedė moteris Lietuvė. Tai ta tyrimo dalyvė, jinai susirado tą moterį. Taip, susirado tą moterį per Facebooką, su jie susisiekė ir sako, man atrodo, mes pakliuvom į sukčių pinkles. Ir sako, aš gavau atsakymą, ta moteris jai tai pasakė, kad bet man liko persius dar keletą pinigėlių ir aš jau galėsiu įsijimti. Nu ir toks, jinai ta moteris pati nesuvokė, kad jinai irgi patekusi į sukčiavimo atvejį. Tai, iš tikrųjų labai daug atsiranda kliučių, kuomet tų pinigų negalima tiesiog atiduoti. Ir tada žmonės supranta, kad, iš tikrųjų tai yra sukčiavimas, kad galimai jie pakliuvo į sukčiavimą. Greta tie žmonės, aš suprantu, pradėjot jūs nuo to, kad gana sunku buvo juos prakalbinti, bet jie kreipdavosi į teisėsaugą ar ne po to, kas su jais įvyko ir su jų pinigais? Iš tikrųjų, didžioji dalis tyrimo dalyvių nesikreipė nei į teisėsaugos institucijas, nei į finansų institucijas, tai yra į savo bankus. Ir tos priežastys yra gana paprastos, tai pavyzdžiui, jie patys nemano, kad jie kažkuo padės, nes sako, mes patys paskui netgi pasakodami negalim atsekti galų, kur čia sako, kas nuėjo, kur čia pinigai buvo persiusti, kam persiusti, kur čia. Tai sako, mes tiesiog nemanom, kad pareigūnai bus pajėgus tą padaryti. Tai tiesiog toks manimas, kad jie nepadės. Tada kitas dalykas manimas, kad tiesiog jie net nebandys padėti, nes yra per mažos sumos prarastos. Tuomet irgi, kad mato, jo kitų nusikalstamų veikų neįsprendžia, tai šitos tikrai neįspręs, toks irgi pastebėjimas. Per daug paini, viskas jiems atrodo, čia per daug painu, kad kažkas išspręs. Ir tiesiog kai kurie asmenys tiesiog nesikreipia, nes jie sako, kad ta galima nauda yra per maža ir neatsverianti visų tų iššūkių, kuomet aš turėsiu pasakot, pranešti, viską vėl detalizuoti, vėl pergyventi. Viską, tai tiesiog neverta. Mums tekė policijos atstovas pasakojo tokius atvejus, kai net policija bando į tą piramidę įeiti ir su tai žmonėm bendrauti. Jie sako, nieko jūs čia nesuprantat, pareigūnai. Man čia jau nedaug liko, kaip jūs sako, dar susirinksiu, pats galėsiu išeiti, čia viskas legalu, viskas tvarkoj. Pareigūnai atvažiuoja pas žmogų su uniformom ir pasakojo, kad jis pats netiki, kad taip gali jį maustyti kažkas ten pusmetį ar daugiau. Taip. Ir iš tikrųjų kalbama, tarkim, irgi apie kreipimąsi į teisėsaugos institucijas, tai yra ir kita pusė, nes dvi tyrimo dalyvės jos kreipėsi į teisėsaugos institucijas, bet tos patirtys jos nėra geros, bent jau kaip jos pasakoja, nes jų teigimu jos nuėjo ten, jos pasipasakojo ir tiesiog buvo pasakyta, kad nieko negalima padaryti. Jūs patys siuntė tos pinigus, sako netgi, jūs rašot pavedimą savo, sako, ir nieks negalės atkapstyti tų galų. Ir aš tada tiesiog paklausiau, tai buvo kažkokia gal kita pagalba suteikta, ar buvo pasiūlyta, galbūt ar psichologas, ar buvo galbūt paaiškinta, kodėl tas kreipimasis yra gerai nukentėjusių asmenų. Tai jos atsakymas buvo, kad nieko, jai nebuvo nei pagalba pasiūlyta, nieko, nei tiesiog pasijuto, kad jinai yra dėl visko kalta. Kokios pasiekmes tiem žmonėm, kurie pakliuvę į tokias schemas, po mėnesius įsivaizdavo, kad jie daug uždirba, o gavosi taip, kad prarado 10 000? Iš tikrųjų, tas pagrindinė ta pasiekmė, tai yra finansiniai nuostoliai, tikrai didžiuliai finansiniai nuostoliai, tada seka skolos, kurias reikia dar vis atidavinėti, tai nėra tiesiog, kad tu praradai dalį pinigų, bet dar tu turi iš kažkur gauti, kad tu dar atiduotum kitiems žmonėms tuos pinigus. Taip pat kitokie aspektai, tai pavyzdžiui, ta gėda pati jaučiama. Tu negali niekam pasipasakot, nes tu nujauti, kad tave tiesiog, kaip sakyt,
Pažemins kažkas. Pažemins, taip, kažkas pažemins. Taip pat, va, tarkim, viena tyrimo dalyvė, jinai labai gerai pasakė, sako, aš, sako, suvokiu, kad čia yra tik pinigai ir, sako, viskas yra uždirbama. Bet, kaip jinai teigia, jinai rado kitų asmenų, taip pat nukentėjusių, ir kurie prarado žymiai didesnės sumas ir jie netgi galvojo apie savižudybę. Ir nes, tiesiog prarado visas savo santaupas, suprastėjo santykiai su artimaisiais ir žmogus tiesiog neturi už ko griebtis, iš ko atsistatyti. Tai taip pat šitos problemos, taip pat jau minėti, tas suprastėjęs santykiai su artimaisiais, stresas, tada padidėjęs netgi perdėtas atsargumas, tu viską tikrini po to, negali nieko pasitikėti. Tai turbūt yra tokie pagrindiniai, kurie dažniausiai pasitaiko. Aišku, tų sukčių sulaikymo, pagavimo ten jau, žinot, jie tada jau išnyksta iš tavo gyvenimo su visais telefonais, visais susirašinėjimais. Iš tikrųjų, tai ne visada. Būtent dauguma tyrimų dalyvių jie išreiškia, kad kai tu suvoki, kad galimai patekai į sukčių pinklės, jie tavęs nepaleidžia taip lengvai. Jie būna skambina ir pusę metų ir jie tau bando įrodinėti, sako, atsidarykit sąskaitą, ten dar padaugėjo pinigų. Ten mes jums galim padėti ir tada būtent atsiranda tas pakartotinės viktimizacijos rizika, kada žmonės tiesiog skambina ir siūlo tariamą pagalbą, kad mes padėsim jums čia tuos pinigus atsijimti, bet jūs mums pirmą perverskit dabar pinigų. Tai kaip vienas tyrimo dalyvis irgi buvo labai gerai pasakęs, kad žinai, mes tau duosim gelbėjimo ratą, bet tu pirmiausia už jį susimokėk. Ir tada patys tie tyrimo dalyviai klausia, bet iš kur jūs žinot, kad aš nukentėjau, iš kur jūs žinot, kiek aš šitų pinigų praradau, bet iš tikrųjų ta informacija jinai tikrai klaidžioja ir jau tikrai, kai paskambina žmonės, tariami ten advokatai ar ten skolų ten išieškotojai, tai jie jau žino apie tave ir žino, kiek tu ten pinigų investavai ir visa informacija jinai tikrai būna perduodama. Greta, rusiškai pokalbiai vykdavo bendravimas? Taip, dauguma tyrimo dalyvių, kurie būtent gaudavo pasiūlymus per skambučius, tiesiog paskambindavo kažkas ir pasiūlydavo investuoti, tai būdavo rusiškai kalbantis asmuo. Ir netgi vėliau, kai aš klausdavau, tarkim, žmonių, kokie yra svarbiausi aspektai, kad tu nepapultum į tas sukčių pinklės, tai jie sako, jeigu skambina rusiškai kalbantis asmuo, iš karto turit padėti telefono ragelį. Tai čia pirmas toks. O kokie kiti vis dėlto patarimai žmonėm, baigiant mūsų pokalbį, Greta, į ką labiau atkreipti dėmesį, kalbant apie investicinį sukčiavimą, kad... Tai dar pagrindinis bruožas yra, kaip skamba pasiūlymas. Tai jeigu iš karto yra siūloma labai ten greitas uždarbis per labai trumpą laiką, tai taip nebūna. Ir paskui tą tyrimo dalyviai pabrėžia. Taip pat, kad, tarkim, negalima pamatyti firmos vadovo. Ar nesako, aš tiesiogiai bendrauju su organizatorium, su vadovu. Bet aš tada paklausiu, bet ar jūs jį matėt? Ar kažkas jį matė iš kitų, kiti žmonės, kurie įsitraukė tas schemas, nieks nieko nematė. Tai šitas aspektas, tuomet pavyzdžiui, kad tu nuėjęs į internetą ir įrašęs, kad ir tą firmos pavadinimą ar platformos, tu nerasi jokios oficialios informacijos apie tai. Arba jeigu jau rasi, tai jau būna kažkokie neigiami atsiliepimai apie tai. Tai visada tikrai verta pasiieškoti informacijos, nes tarkim ir Lietuvos bankas, jisai skelbia sąrašą būtent įstaigų, kurios neteisėtai teikia tas investavimo paslaugas, tai visada yra labai svarbu pasitikrinti tą sąrašą, ar tikrai ta firma tariama nėra tame sąraše. Taip pat, kad naudojamos bendravimui mažiau saugios platformos, tai pavyzdžiui Telegramas, tai yra pagrindinė platforma, kuri dažniausiai naudojama. Taip pat, kad tarkim irgi viena tyrimo dalyvė, jinai paminėjo, kad šabloniškos žinutės dažnai siunčiamas. Tarkim, jeigu tu bendrauji, kad ir su tuo organizatorium tos schemos, tai dažniausiai tai jau būna paruošti, nes tai vis viena būna įtraukta labai daug žmonių ir tu gauni tas šabloniškas žinutės. Tai irgi yra toks aspektas, į kurį reikėtų atkreipti dėmesį. Ir dar taip pat buvo, kad nevienoda informacija pateikiama. Nes tarkim, būna labai daug skirtingų grupių. Ta pati schema, bet daug grupių skirtingų.
ir tu, tarkim, bendrauji su kitu žmogum, kuris yra įtrauktas į kitą grupę ir tu matai, kad jis visai kitokią informaciją gauna. Nors schema ta pati platforma, į kurią yra įtraukta. Tai čia irgi turbūt būtų vienas. Atkreipkit į šitus dalykus dėmesį. Greta, labai ačiū, kad skiriat laiko papasakot. Labai prasminga informacija, labai svarbi, naudinga žmonėm. Aš labai tikiu, kad jį padės žmonėm apsisaugoti. Greta Sakalauskaitė, kriminologijos studentė Vilniaus universitete, rašanti darbą apie finansinį sukčiavimą, apie investicinį sukčiavimą ir štai papasakojo konkrečiai, kaipgi žmonės į jį pakliūva. Ačiū, kad klausotės, likit ir toliau su Žinių radiju, iki kitų pasimatymų. Pergudrauti sukčių. Laidą Pergudrauti sukčių remia Medijų rėmimo fondas.